Valstybės kontrolė buvo užprašyta atlikti 25 metų valstybės metinę finansinę auditą ir tame tarpe dėl sveikatos apsaugos ministerijos ir greitosios medicinos pagalbos. Tai ko gero visi puikiai prisimenat ir šiais metais, ir praėjusiais metais sveikatos komitete aš kėliau klausimą, kodėl sveikatos paslaugas teikianti arba greitoji medicinos pagalba, kurių turi užtikrinti pacientų vežimą, yra toks milžiniškas įsiskolinimas, kodėl yra pinigai, mano manymu, tuo metu neturėjau informacijos, bet tuo metu spėjau pagal patiktą informaciją, kad jie yra netikslingai naudojami ir panašiai. Tai mes turėjom praeitais metais, 25 metais rudenį didelius klausimus, kaip pamenat, buvo įsiskolinimas ir buvo kilusi grėsmė, kad realiai pacientų neveš, nes trūksta pinigų. Tai visi tada irgi sakė, ką čia, žinai, maždaug Žemaitaitis kalba, čia vėjai, nesąmonės, čia viskas tvarko. Tai valstybės kontrolė ir konstatavo, kad ne tik, kad nebuvo skaidru, bet ir net nebuvo sugebama užtikrinti tinkamą paslaugų tiekimą pacientams. Ir dar įdomesnis dalykas, kad valstybės kontrolė pasakė, kad greitoji medicinos pagalbos stotis taikė įkainius, kurie net nebuvo suderinti su sveikatos apsaugos ministerija ir kad sveikatos apsaugos ministerija turėjo vienus įkainius, o jie turėjo kitus. Ir trečias yra dalykas, kas įdomiausiai, kad kada buvo užklausta, ar į tą sumą paciento pavėžėjimo įeina ir kitos išlaidos, sveikatos ministerija pasakė taip, kai buvo viešas pirkimas daromas, tai turi būti jos įtrauktos ir jos turėjo būti, o greitoji medicinos pagalbos stotis atsakė visiškai priešingai, kad neva tai mes dar papildomai. Tai įsivaizduokit, tai yra smulkus pirkimai, tai pirkimai yra po 1-2 milijonus ir ar ten 3-4, tai jie nėra dideli, tai jeigu valstybės mastu mes pasižiūrėtumėm, tai ką tenais mes rastumėm? Tai mes rastumėm kosminius dalykus, kosminius skaičius. Valstybės kontrolės išvados dar kartą tik tais ir parodo, kad mes gyvenam betvarkiai. Nemuno aušra ta, kurie ėjo rinkimus ir sakė, kad auditai turi būti atliekami visos institucijų įstaigose, kad, pažiūrėt, kaip veikia, kaip funkcionuoja ir panašiai. To reikia. Aš net nebejoju, kad ir mano ministerijos irgi yra padaryta klaidų ir dabar nauja vyriausybė ateis, nauja valdančioji dauguma, jie irgi faktas ims tikrint žiūrėti ir panašiai. Tai turi tas būti. Klausimas yra vienas, ar mes išmokstam, ar toliau gyvenam nuodėmiai. Panašu, kad nuodėmiai toliau gyvena tos institucijos ir tos įstaigos ir jos net neplanuoja keistis. Dar įdomesnis dalykas, ką valstybės kontrolė pasakė, čia prieš pusantro mėnesio buvo mano tos didysis konfliktas sveikatos komitete, kad pasakiau, kad sveikatos ministrą ir finansų ministrą atleičiau iš pareigų, nes net nesugeba sutvarkyti. Tai tik noriu grįžti į prieš istoriją, kaip sakant, tai aš vėlgi buvau toje vietoje teisus, nes man pavyko tuo metu įrodyti, kad virškvotinės paslaugos tai yra dėl ministerijos ir ligonių kasų neveiklumo arba negebėjimo organizuoti darbo, reikėtų ko gero tai pasakyti, bet įdomiausia, kad dar 2018 metais, kada Dulkys buvo valstybės kontrolierius, valstybės vyriausias pareigas užėmė valstybės kontroliai, tai po to buvo sveikatos ministras. Jis tuo metu savo išvadose irgi buvo pasakęs, kad paslaugos yra netinkamai organizuojamos, kad labai daug yra mokama virškvotinių paslaugų, tai reiškia netinkama pasirinkta metodika, netinkama pasirinkta apmokėjimo tvarka, tai yra pačio tarifo taikymas. Ir kas atsitinka? Tai jeigu mane čia visą tą laiką sakė, kad maždaug Remigijus išprotėjęs, kalba vėjus, nesąmonės ir čia yra viskas tvarkoj, ir vėlgi toje pačioje valstybės kontroliai konstatuota tai, ką aš kalbėjau. Aišku, valstybės kontrolė negali tokiais ūkiškais epitetais mėtytis, kaip aš kad mėtausi, jinai ten kultūringiau, bet iš esmės jinai viską pasako, kad yra chaosas sveikatos sistemai, kad sveikatos apsaugos ministerija nesugebėjo per 25 metus taip ir užtikrinti tinkamos skaidraus paslaugų tiekimas, kad būtų užtikrintas, taip konstatuotas, kad jie nesugebėjo ir ministerija užtikrinti, kaip tos paslaugos turi apmokamos ir kokia apimtimi. Tai reiškia tai, kas įvyko prieš pusantro mėnesio sveikatos komitete, dėl ko vyko tas ginčas labai didelis mūsų koalicijai. Vėlgi mes esame, reiškia, teisūs. Tai Nemuno aušra, ko gero, mes ir esame, ir aš nemėgstame didžiąją dalį politikų, to elito politikų, kuriems viskas yra gerai, nekel bangų, nes triukšmas man skaudina ausį, nes negaliu per daug vyno gerti, nes jeigu vyno taurį vieną išgersiu, tai gerai, bet jeigu dvi, tai man bus labai blogai. Tada koks nors žmogelis, kuris buvo įpratęs gyventi savo avulę ar ten kažkokiai uždaroj teritorijai, nori atvažiuoti į Vilnių su kortedžu pasivažinėti, sako, Jėzus Marija, čia per daug triukšmo yra, nes buvo įpratęs ramybėj gyventi. Tai reikia kažkaip viską daryti, kad Nemuno aušros ar ten Žemaitaičio nebūtų, nors realiai tai, ką mes sakėm, tai kokius mes klausimus kėlėm, viskas lenda į dienos šviesą. Tai aš manyčiau, kad ateinantis naujas sveikatos apsaugos ministras bus dar, kaip čia sakyti, negali sakyti blogas, bet ko gero bus dar blogesnis už Mariją, nes jeigu jisai nesiims
pertvarkyti virškvotinių paslaugų įkainių tarifo apmokėjimo, tai mes visiškai važiuosim į dugną, nu, tai tą aš galiu jums garantuoti ir mes čia vėlgi po pusės metų duosiu tą patį interviu ir mes galėsim parodyti skaičius, faktus, kaip ten, kas ten vyko, viskas. Ir kitas yra niuansas, mes šiandienai turim keisti fiskalinės drausmės įstatymą, kuris 25 metais gruodžio 23 dieną berods buvo priimtas, ar 22-23, man atrodo. Tai fiskalinės drausmės įstatymas tarsi riboja finansų ministrui apmokėti būtent virškvotinės paslaugas, kas yra absurdas, nes žmogaus sveikata yra numeris 1, tam žmogus ir moka sveikatas, o sveikatos darbuotojų draudimo mes jau beveik turim virš 25%, tai kažkas apie 960 milijonų. Tai jeigu PSD biudžetas yra 4 milijardai, tai tiesiog 960 milijonų rezervę turim. O šiandienai mes jau turim Liepos mėnesį praktiškai, tai per pusę metų mes jų net nepanaudojam. Tai kam tie pinigai? Faktas, kad pinigai nueis kitoms išlaidoms arba kitoms paslaugoms, kurios nėra visiškai susijęs su sveikata.